Šiandien kalbėsim apie įrenginį, kurį paprastai mes dažniausiai parduodame. Tai yra stotelė skirta nedideliam sistemom, tai yra iki 220 kubų. Ir, kaip sakant, tai va, ir kai slėgis yra iki 4,5 baro darbinis slėgis. Tai va, tokių stotelių mes jau pardavę turbūt ne mažiau kaip 60 vienetų. Virš 10 turbūt naudoja ir įvairūs šilumos tinklai. Tai va, ką dar pastebėjau, kodėl šį produktą labai smagu parduoti, nes pagal kas įsigyja tą degazavimo stotelę, dažniausiai arba iš viso mes neturim blogų atsiliepimų, o tik tai geri atsiliepimai ir po komentarai, kur jūs anksčiau buvot, kodėl anksčiau nepasiūlėt įsigyti mums tokią įrangą. Dar iš tokių pliusų, kad yra tam tikros įmonės, kurios jau perka ir po antrą, ir po trečią įrenginį, nes tiesiog jau stato tiesiog ant daugiau objektų arba duoda ne vienam žmogui dirbti su degazavimo įranga. Dar kaip, aišku, mes ją naudojame įvairiai, vieni naudoja stacionariai įsirengiant savo objektuose, kiti naudoja netgi pernešant iš objekto į objektą, sprendžiant oro problemas. Dar va, metai prieš, kai mes čia pristatinėjom aplamai degazavimą, prezidentas Valdas pastebėjo, sako, galbūt kokios yra patirtis su papildymo vandeniu, kaip situacija yra, jeigu tarkime, nes degazavimo stotelė turi ne tik tai pasijungimą į šildymo sistemą ir iš jos jau reiškia traukti ištirpusi orą, tai yra azotą, tai vat, bet buvo klausimai vis dėlto, jeigu naudot papildymui kokią situaciją, tai mes ne vieno objekto neturėjome, kur galbūt naudotų tik papildymui, tarkime, ir būtų kažkokios tai padarytos išvados. Tai va, todėl va, kažkaip tai atsitiko taip, kad gavau skambutę iš įmonės Litesko. Reiškia, vieno žmogaus klausimas buvo, reiškia, jeigu pas mus yra problema su papildymu ir naudoja jie terminį degazavimą. Sako, kas būtų, jeigu mes savo papildymą, kuris yra 200 litrų vidutinis per dieną, tarkime, jeigu pastatyti degazavimo stotelę, kokį rezultatą galėtume pasiekti? Ir aš šitą klausimą negalėjau atsakyti iš karto, nes pagal teoriją vokiečių refleks gamyklos, kad degazavimas šalina apie 90% ištirpusių dujų. Reiškia, kokios jos ten bebūtų, tarkime, tai va. Bet tai mes matėm, kad 90% reiškia, kai degazuojama iš sistemos. Reiškia, kai įranga dirba pastoviai pajungta. Bet tokios atsakymo, tarkime, kiek būtų iš papildymo, nes kai stotelę pajungi prie papildymo, tai papildytas vanduo šaltas iš karto patenka į sistemą. Tai va, tokio mes atsakymo kaip ir negalėjom gauti iš vokiečio. Tai va, ir todėl buvo sutarta, kad jie daro, tarkim, pirkimą, iškėlė mums tokias sąlygas, bet jie įsigyja tą aparatą, bet mes jį testuojam gyvai. Tai reiškia, matuoja jie deguonies pašalinimą iš to šalto vandens. Tai ir buvo numatyta sutarty, sako, gerai, 90 yra labai geras rezultatas, bet mes abejojam kažkiek ir jie abejoja, nes tai būtų tik tai vienas kartas daromas ir iš karto į sistemą pakliūto. Todėl buvo sutarta taip, kad jeigu bus pašalinta bent 75% deguonies, reiškia iš papildymo, jiem jau toks rezultatas tiks. Jeigu bus mažiau, jau jie galės atsisakyti to pirkimo.
Tai aš kaip vadovas su tom sąlygom sutikau ir padarėm tą susitarimą ir tik tai gaila man pačiam neteko dalyvauti biržose, bet mielai pagelbėjo Vygantas iš Reflex. Jisai gyvai dalyvavo tame testavime. Tai va dabar paprašysiu Vyganto Milaknio pristatyti, kas jau ten buvo biržose, bet prieš tai teoriškai jisai įves į šitą degazavimo teoriją, kad kodėl tai vyksta, kaip dirba įranga ir kodėl yra pašalinamas, tarkime, tos ištirpusios dujos, kokio principo, iki kokio lygio. Ir tada rezultatus pakomentuos birža. Tai Vygantai perduoda tada žodį. Labą dieną, kaip ir pristatė Renatas, esu Vygantas Milaknis, Reflex atstovas Baltijos šalyse. Tema, kurią mes vėl gvildenam šiandieną, galbūt kai kam jau bus girdėta, kažkas iš jūsų dalyvavo praeitame seminare, kuris buvo sausio mėnesį. Tenai mes taip pat nagrinėjom kai kuriuos teorinius aspektus, pasidalinom patirtim iš Europos, konkrečiai Vokietijos, bet šį kartą mes norėtume dar labiau sukonkretinti temą ir pristatyti matavimo testo rezultatus, tas, kas buvo Liepos mėnesį vienoje iš katilinių išbandyta, pamatuota. Na, galėsim aptarti, ar tie rezultatai tenkina jūs ar ne. Bet pereinant prie rezultatų, visgi norėčiau trumpai sugrįžti prie teorijos, kad lengviau būtų galima suprasti ir pačio testo matavimo rezultatus. Taigi, apibendrintai galim pasakyti, kad nagrinėsim vėlgi problemą oro šildymo vandens sistemose, kas sukelia tas problemas, kokias priežastys, pasekmės ir kokie sprendimo būdai. Taigi, kaip minėjau, šiek tiek teorijos, truputį tada supažindinsim su technologijom, kurios naudojamos problemos spręsti ir testo rezultatai. Na ir jau pateiksim išvadas, kurias galima kažkiek taip apibendrintai pateikti. Taigi apie pačią terpę, kurią mes nagrinėjom, vandenį. Taigi vanduo yra dažnai įsotintas būna dujų. Jeigu paimti patį orą, tai oro santykis deguonies ir deguonies pažymėtas mėlynai, azotas žaliai, yra 23 ir 77%. Tačiau jeigu mes paimsim užpildymo vandenį, tai yra priimsim, kad sistema pildoma, pavyzdžiui, paviršiniu vandeniu iš ežero ar iš upės, tai 10 laipsnių toks vanduo gali savyje absorbuoti maždaug 38% deguonies ir 62% azotą. Kaip matot, tas, kas yra ore ir kas yra vandenyje, tas santykis jau yra pakitęs. Jeigu kalbėti apie dydžius, kurie turi būti šildymo sistemos vandenyje, tai galbūt galima pasiremti kaip pavyzdys Vokietijos inžinierių asociacijos rekomendacijomis, tai kad jeigu tai yra sistema, kuri dirba su vandeniu iki 100 laipsnių, tai yra neperkaitintas vanduo, tada deguonies koncentracija tokiame vandenyje negali viršyti 0,1 miligramo litre. O
azotas rekomenduojama, kad būtų maždaug 10 mg litre. Bet kuriuo atveju tai yra žemiau beveik 2 kartus nei kiekis natūraliame vandenyje. Natūraliame vandenyje azotą mes turim 18 mg litre, o deguonies 11. Taigi, jeigu pradėt kalbėti nuo deguonies, kuris čia visiems labiausiai rūpi, tai, kaip nebūtų paradoksalu, šildymo sistemos vandenyje, jeigu mes pamatuosime deguonį, tai jo praktiškai nerandama. Mes galim kalbėti apie deguonies matavimus, daugiau papildymo vandenyje, bet ne pačioje šildymo sistemoje. Čia pateikti matavimai iš įvairių vietų Vokietijoje, kurias atliko Dresdeno technikos universitetas. Ir kaip matot, deguonies koncentracija atskirose sistemose, čia parodytas tiekiamas arba grįžtamas srauto vanduo, yra žymiai mažesni nei tarybinė vertė 1/10 mg litre, kas iš esmės dar daugiau ar mažiau priimtina sistemoms iki 100 laipsnių temperatūros. Kas vyksta, kur tas deguonis dingsta? Čia mes turim cirkuliacinį kontūrą, turim papildymo vožtuvą, cirkuliacinį siurblį, na ir tie rudi X tie kryžiukai, tai yra sureagavęs deguonis, tai yra korozijos produktas. Viskas labai paprasta, kadangi deguonis yra aktyvi medžiaga, jinai patekusi į sistemą, kuri yra iš plieno, iš karto reaguoja, vyksta korozija ir dėl to po tokio deguonies mes sistemoje jau neberandame, nebent tik tai šalutinius produktus. Na ir tai liudija patirtis, faktai iš atskirų sistemų. Deguonis skatina koroziją, o pati korozija jis skatina tų nuosėdų susidarymą. Ypatingai jeigu yra dideli srautai, sistemos vanduo yra prisotintas kitų dujų, tai tos dujos veikia kaip abrazyvas. Ta korozijos sluoksnį, kuris susidaro, jisai nušveičia, tas medžiagos jos pašalintos nuo sienelių kažkur nusėda, ar tai šildymo prietaisuose, ar katiluose. Dar ne visur yra naudojami purvo separatoriai ar kokie tai nusodintuvai. Na ir visą tai trikdo sistemos darbą. Taigi, antra medžiaga sistemoje yra azotas. Kaip matom, matavimai atskirų sistemų azoto rodo, kad jo kiekiai beveik visose sistemose yra didesni nei natūrali koncentracija paviršinėme vandenyje. Jeigu paviršinėme vandenyje mes turim 18 mg litre, tai tas, kas išmatuota sistemo vandenyje, yra žymiai daugiau, kai kur gali siekti ir beveik 50 mg litre. Azotas, galima sakyti, kad tai yra inertinės dujos, jos iš esmės nesudaro jokios rizikos, nekelia didelio pavojaus metalui, tačiau turi blogą savybę kauptis ir trikdyti sistemos darbą. Jeigu mes paimsim šildymo prietaisus, tai dėl didelės koncentracijos azoto žymiai pablogėja šilumos perdavimas. Jeigu pasiekima kritinė riba ir vanduo persotinamas dujomis arba azotu, tai azotas įsiskiria laisvoje formoje ir tada jau jisai sutrikdo ir cirkuliaciją, dėl ko trinka siurblių darbas, žymiai labiau dėvisi siurbliai. Čia tarp kitko nuotraukoje kairėje galima pamatyti, kaip iš sistemos leidžiant vandenį, vanduo pabąla, tai yra
vyksta staigus vandenyje ištirpusių dujų atpalaidavimas, dėl to vanduo nusidaro tokia balta kaip pieno spalva, tai būtų irgi vienas iš požymių, kad jūsų sistemos vanduo yra stipriai prisotintas dujų. Be kažkokių tai ypatingų matavimų, spektrografinių tyrimų galima nustatyti, kad su sistemos vandeniu ne viskas yra gerai. Na, be to, jeigu sistema prisotinta dujomis, tai sukelia problemų ir, pavyzdžiui, atliekant hidraulinį balansavimą, tai jis būna kitą kartą ir neefektyvus, net neįmanoma subalansuoti, nes prietaiso parodymai kiekvieną kartą būna vis kitokie. Tai vat tokios problemos su dujomis arba oro sistemoje, nors, kaip minėjau, tos nėra tokio kaip oro problemos. Yra deguonies problema, kuri sukelia koroziją, ir yra azoto problema, kuri trikdo cirkuliaciją, blogina šilumos perdavimą ir didina apskritai sistemos eroziją. Dabar kaip dujos arba oras patenka į šildymo sistemą? Daug kam matytas vaizdelis, mes čia imam kaip pavyzdį namą, bet tai galioja ir šilumos tinklam, bet kokiai uždarai šildymo sistemoje, kurioje vyksta cirkuliacija. Taigi mes turim paviršinį arba gręžinio vandenį, kuris naudojamas papildymui. Mes turime cirkuliacinį kontūrą, čia įvairūs šildymo prietaisai, tiek grindų šildymas, tiek radiatoriai, šilumos generatorius, katilas, cirkuliacinis siurblys ir slėgio palaikymo sistema, tai yra plėtimosi indas. Taigi, pirmiausia, deguonis patenka į sistemą per papildymą ir užpildymo vandenį. Nes jeigu naudojamas vandentiekio vanduo, kaip minėjau, jame natūralus deguonies kiekis yra apie 11 mg litre, azoto 18 mg. Taip pat, kai pildom tuščią sistemą, į papildymo vandenyje dar be to, kas patenka iš vandentiekio, ištirpsta ir oro likučiai sistemose. Tai sistemoje gali būti nemažai kiekį oro ir jeigu pildoma labai staigiai, nėra efektyvaus oro šalinimo pildymo metu, sistemoje buvęs oras, jisai prasčiausiai dėl didelio slėgio ištirpsta vandenyje. Ir tai patvirtina irgi matavimai, kai užpildžius sistemą būna nustatomi didesni dujų kiekiai sistemos vandenyje nei pačiame papildymo. Toliau problema taip pat yra ir medžiagos, kurios naudojamos šildymo sistemom, ypatingai jeigu naudojama daug medžiagų iš plastiko, lyginant su vamzdžiais iš tradicinių medžiagų, pavyzdžiui, plieno, vario, per plastikinius ir guminius paviršius į šildymo sistemą gali prasiskverbti arba difunduoti oras. Dėl to reikėtų taip pat atsargiai ir apgalvotai rinktis ir pačias medžiagas, iš kurio padarytos sistemos. Kita problema tai yra neveikiantis slėgio palaikymas. Čia jau akmenukas, kaip sakant, į plėtimas indų daržą, o kur jų nėra, tai į sistemas, kurios užtikrina pastovų slėgį šildymo sistemoje. Nes jeigu mes tam tikrose vietose sukuriam subatmosferinį slėgį, tai paprasčiausiai per įvairias sujungimus tarpinės, kurios gali būti guminės arba iš kitų medžiagų, gali būti pasiurbimas oras.
Taip pat yra šiuo atveju labai svarbu, jeigu yra plėtimosi indai, tai savalaikė jų priežiūra ir prieslėgio kontrolė. Na, taip pat dujos gali susidaryti ir dėl įvairių cheminių reakcijų, gali būti metano dujų, kitų dujų, kai naudojami įvairūs inhibitoriai arba šiausiai sistemos po montavimo darbų neišplaunamos, yra tepaluoti vamzdžiai, po to vyksta būtent įvairūs puvimo procesai, dėl kurių gali sistemoje atsirasti ir sieros vandenilio, ir metano ir panašiai. Tai čia toks buvo įvadas į daugiau galbūt teorinę dalį. Dabar pereinant prie technologijų, kurios skirtos pašalinti orą arba dujas, tai mes turėtume atskirti galbūt 3 oro fazes šildymo sistemoje. Arba tiksliau būsenas. Tai yra laisvai išsiskyręs oras, tie vadinami mikroburbuliukai, ir vandenyje ištirpęs oras, kuris plika akimi yra nematomas. Tai laisvai išsiskyrusiam orui pašalinti naudojami įvairūs oro rinktuvai, oro šaldymo įtaisai. Jie efektyvūs, aišku, tik tuomet, jeigu sumontuojami tinkamose vietose, jie turėtų būti montuojami aukščiausiose sistemos vietose, kur yra mažiausias sistemos slėgis, kur didžiausia yra tikimybė, kad išsiskirs oras. Na ir tokiu būdu oras jose surenkamas. Principas tiesiog labai paprastas, patys oro rinktuvai turi didesnį skersmenį į vamzdžiai, dėl to šiek tiek sulėtėja greitis ir tas laisva forma esantis oras, jis tiesiog per oro šaldymo įtaisus pašalinamas į lauką. Panašiai veikia ir tie vadinami separatoriai arba oro skirtuvai, kurie padeda efektyviau sugaudyti tuos mikroburbuliukus oro, mikrodaleles ir jas irgi per oro šaldymo įtaisus šalinti į išorę. Jeigu mes kalbam apie vandenyje ištirpusio dujų šaldymą, tai čia mes jau neapsieisim be degazavimo, jisai gali būti arba atmosferinis, arba vakuuminis. Šiuo atveju mes kalbam apie vakuuminį. Tai yra pats efektyviausias ir našiausias būdas, kai sukuriamas palyginti gilus vakuumas ir į jį yra įpurškiamas vanduo. Tuo ir pasižymė, tuo ir skiriasi, pavyzdžiui, refleks degazavimo įtaisai, kad čia ne tik tai sukuriamas vakuumas arba dekompresija, bet ir vyksta tas vadinamas dinaminis degazavimas, kai vanduo išpurškiamas į vakuumą. Kuo grindžiama tokios įrangos naudojimas? Na, pagrindas yra Henrio dėsnis, tai yra anglų mokslininkas, kuris nagrinėja dujų tirpumą vandenyje. Na ir paprastintai galima tą dėsnį suvesti į tai, kad vandenyje ištirpusių dujų kiekis proporcingas parcialiniam arba tos medžiagos slėgiui veikiančiam skystį. Taip tariant, kuo slėgis didesnis, tuo vandenyje gali ištirpti daugiau dujų. Taip pat yra priklausomybė ir nuo temperatūros. Kuo temperatūra aukštesnė, tuo oras prasčiau išsilaiko vandenyje, tuo yra pagrįstas terminių degazavimo įrenginių veikimas. Jeigu pasižiūrėti dujų kiekius vandenyje, vėlgi žiūrime viršinį vandenį, tai ore, o oras sudarytas iš azoto ir šiuo atveju iš deguonies didžia dalimi,
mes galim matyti tą priklausomybę, kad jeigu mes turim 10 laipsnių vandenį, tai jame gali būti ištirpę iki 23 promilių oro. Jeigu tą vandenį mes pakaitinam iki 90 laipsnių, jame lieka tik 3%. Tai irgi liudija apie temperatūros ir dujų tirpumo vandenyje priklausomybę. Azotas arba deguonis ir kaip dujos, jos irgi elgiasi labai panašiai. Dabar pati įranga, kuri čia buvo naudojama testavimo metu, kuri galbūt plačiausiai Lietuvoje naudojama, tai paliudys Renatas iš UAB Absoliutas, tai yra degazavimo įrenginys Servitec, kuris tinka sistemoms iki 4,5 baro darbinio slėgio, tai yra tame taške, kur prijungtas įrenginys, slėgis neturi viršyti 4,5 baro. Na, tai beveik didžia dalimi atitinka sistemų, kuriams ir taikoma šitą įrangą slėgį, darbinį slėgį. Taip pat dėl savo didelio efektyvumo jisai gali būti naudojamas sistemų iki 220 kubinių metrų degazavimo. Reiškia, kad šitas įrenginys, kuris gali būti naudojamas ir papildymo vandens degazavimui, taip pat šalina ir degazuoja sistemos vandenį. Tai tokios įrangos taikymas gali būti įvairūs ir biurų pastatai, ir pramoniniai, ir vietiniai šilumos tiekimo tinklai. Trumpai apie sudedamąsias šio įrenginio dalis. Tai pagrindą sudaro vakuumo vamzdis. Vėlgi, vamzdžio skersmuo ir aukštis suderinti taip, kad iškart prasidėjus degazavimo ciklui vanduo būtų išpurškiamas į vakuumo aplinką. Tas aukščio ir skersmės santykis yra užpatentuotas. Kas skatina tą išpurškimą, tai yra be abejo siurblys, kuris sukuria vakuumą. Pasiurbę daugiau vandens nei purkštuką gali patekti vandens iš sistemos arba iš papildymo linijos. Na, tokiu būdu yra sukuriamas gana gilus vakuumas, artimas -1 baro. Su tos procesus kontroliuoja valdiklis, nes įrenginys veikia ciklais, yra iš pradžių išpurškimo, tai yra arba vakuumo sukūrimo ciklas, po to vyksta išpurškimas vandens ir jo dujų pašalinimas per oro šalinimo įtaisą. Jisai turi papildomą gulinį vožtuvą, tas yra labai svarbu, kad priešingų atveju toks įrenginys veiktų ne degazavimo, bet kaip užgazavimo įrenginys. Kiekvieną kartą naujai montuojant į sistemą tokį įrenginį reikalaujama, kad būtų patikrintas, atliktas vakuumo testas, kad įrenginys tikrai niekur nepasiurbė. Na ir yra įvairios funkcijos, yra degazavimas trumpalaikis arba ilgalaikis, vien tik tai papildymo vandens. Čia yra įvairūs standartiniai nustatymai valdiklyje. Tai tiek apie pačią įrangą, kuri buvo panaudota minimo testo metu. Taigi tikslas pačio degazavimo arba pačio testo buvo patikrinti, kokį daro įtaką vakuuminis degazavimas, tas dinaminis degazavimas deguonies pašalinimui iš papildymo vandens. Mes nenagrinėjom kol kas sistemos pačios degazavimo, galbūt tai yra, sakykime, tema ateičiai.
Matavimas buvo atliekamas Litesko Biržų Šilumo filiale Liepos mėnuo. Deguonies kiekio matavimui buvo naudojamas nešiojamas analizatorius Orbisphere, o degazatoriaus vaidmenį atliko degazavimo stotelės RTX 60 arba detaliau tai yra T60+P. Pirmiausia, buvo išmatuotas deguonies kiekis papildymo vandenyje prieš vakuuminį degazavimo įrenginį. Mes norėjome įsitikinti, kiek yra tirpusio deguonies šaltame vandenyje ir pašildytame iki 80 laipsnių. Taigi, kadangi tas terminis degazavimas arba papildymo vandens šiluminis degazavimas arba papildymas vyksta nuolat, tai pirmiausia buvo išmatuota, kiek yra deguonies 80 laipsnių papildymo vandenyje ir buvo nustatyta, kad yra skaičiai svyruoja maždaug nuo 3,4 iki 3,6 mg litre. Čia šitoje diagramoje, kuri remiasi to pačio Henrio dėsniu, matom, kokia yra priklausomybė maksimalaus deguonies tirpumo nuo slėgio ir nuo temperatūros. Žaliai čia pavaizduotas lygis 11 mg litre, tai yra deguonies kiekis paviršinėme vandenyje natūraliomis sąlygomis. Taigi, terminis degazavimas, jisai turi efektą. Šiuo atveju lygis yra kažkur tai 3 kartus mažesnis nei natūralus fonas. Šaltas vanduo, kai buvo išjungtas terminis ar degazavimas arba pašildymas, buvo 7,4 mg litre. Tai reiškia, kad terminis degazavimas leidžia maždaug 2 kartus sumažinti deguonies kiekį papildymo vandenyje. Tada buvo pamatuoti deguonies kiekiai po vakuuminio degazavimo įrenginio. Šiuo atveju buvo matuotas degazavimas, kai į įrenginį patenka šaltas, tai yra termiškai neapdorotas vanduo. Matuotas ištirpusio deguonies kiekis po vakuuminio degazavimo buvo 1,5 mg litre. Ir čia yra daugiau nei 2 kartus mažiau nei po terminio degazavimo. Čia yra ta sritis mažai žiūrima, šiek tiek išryškinta. Tai 1,5 mg litre yra ties maždaug šita yra vieta. Tai nėra absoliutus nulis, nes vis dėlto tas vakuumas nėra absoliutus. Jisai gali svyruoti nuo minus 0,9, 0,7, bet lyginant jį su to pačiu terminiu degazavimu, kai pašildoma iki 80 laipsnių, efektas yra akivaizdus. Taip, tai kokias galim daryti išvadas. Čia mes matom patį degazavimo įrangos testavimo protokolą, kurią pasirašė dalyvaujantis asmenys ir iš šilumos tinklų. Tai yra, kas buvo išmatuota, buvo dokumentuota. Na ir apibendrinti galima pasakyti, kad testo rezultatai ir patvirtino gamintojo, šiuo atveju Reflex teiginį, kad degazavimo įrenginio su išpurškimu vakuumo vamzdyje technologija, arba dar taip vadinamas dinaminis vakuuminis degazavimas,
leidžia iš papildymo vandens pašalinti nuo 75–80% deguonies. Taip pat galima teigti, kad arba siūlyti, kad dinaminis alkaninis degazavimas turėtų būti naudojamas sistemose, kuriuose nėra terminio degazavimo ar kitokio deguonies pašalinimo ar surišimo, nes ne visose katilinėse, kaip ir minėjo prezidentas, yra vandens apdorojimo įranga arba siekiama, ne visada tų pačių tikslų. Toliau, jeigu kalbėti apie mažus arba vidutinio dydžio šilumos tinklus, tai yra, kai papildymas maždaug iki pusės kubo per valandą, tai alkaninis degazavimas galėtų pakeisti šiluminį degazavimą, tuo būdu būtų taupiama energija, arba jis gali būti derinami tarpusavyje. Nes jeigu kalbėti apie skaičius, tai pavyzdžiui, kiek teko kalbėti su darbuotojais biržose, ten maksimalūs papildymo kiekiai į parą gali siekti ribinė vertė iki 200 litrų per parą. Tai jeigu paskaičiuoti, kiek reikia energijos pašildyti 200 litrų vandens nuo maždaug 10 iki 80 laipsnių, tai susidaro į parą maždaug 14 kWh energijos, daug tai ar mažai, spręskime patys, padauginę iš šilumos kainos, galim įvertinti ir piniginę to reikalo pusę. Kitas svarbus dalykas, ir ką mes visada rekomenduojame, kad jeigu jau yra tame renginyje funkcija, kad degazuojamas ne tik papildymo vanduo, bet ir gali būti degazuojamas šildymo sistemos vanduo, tai kodėl tuo nepasinaudoti? Nes kartu su deguonimi iš papildymo arba šildymo arba iš sistemos vandens pašalinamos ir kitos ištirpusios dujos, taip pat azotas. Azotas jisai nesukelia korozijos problemų, bet trikdo sistemos darbą, mažina jo, sakykime taip, efektyvumą. Dėl to rekomenduojama degazavimo įrenginį jungti prie grįžtamos linijos ir šalinti iš sistemos vandens ištirpusias dujas, didžia dalimi tai būtų azotas. Tai turėtų teigiamas įtakos vandens fizikiniams savybėms, nes čia, nežinau, kiek žiūrima, bet čia matom vandenį su maža azoto koncentracija, maždaug apie 1,5 miligramų litre, čia, kai kiekiai siekia nuo 18 iki 55. Kaip žinom, vandens šilumos laidumas yra 20 kartų didesnis nei azoto. Tai reiškia, kuo azoto daugiau, tuo vandens šilumos laidumas prastėja. Taip pat ir šilumos talpa, kuri, jeigu paimti formulę, kaip apsiskaičiuoti galią, tai C viena iš dedamųjų šalia tankio, tūrio arba temperatūrų skirtumo yra būtent šiluminė talpa. Tai vandens šiluminė talpa, specifinė šiluminė talpa yra maždaug 4 kartais didesnė nei azoto. Tai čia tos horizontalios linijos ir parodo, kad mes valę vandenį nuo dujų, sistemos vandenį, tai pagerinam šilumos laidumą, tada pagerėja fizikinės savybės ir
Taip pat tai leidžia padidinti ir šildymo prietaisų arba šilumokaičių paviršiaus temperatūrą. Aišku, sistemai nelygiai ir galbūt nevertėtų apsiriboti tik tai labai mažom arba vidutiniam sistemom, galima pažiūrėti ir plačiau. Yra įranga, kuri skirta ir didesniam nei 220 metrų tūrio sistemoms. Yra jau slėgiai didesni, tūriai didesni, gaminamas specialios konstrukcijos įranga, bet principas lieka tas pats, tai yra degazavimas, išpurškiant į vakuumą terpę sistemos vandenį. Tai tokie būtų rezultatai. Tada Renatas apibendrins. Tai ačiū, Vygantai, aš gal rezumuosiu trumpai, reiškia mano pastebėjimai, kaip galbūt daugiau praktinio žmogus, kuris parduoda įrangą, tai aš manau, kad kame mes matom šitą pliusą. Tai reiškia, jeigu jūs neturit kažkokio tai papildymo vandens paruošimo, tai po degazavimo stotelės papildymo jūs turit apie 70–80% mažiau deguonies. Reiškia, jo lieka tik 20%, reiškia, tai ant kiek tai yra 5 kart mažiau rūdžių, tai yra 5 kart mažiau metalo rūdyjimo. Tai va toks pliusas, ką parodė Biržų testavimas. Jeigu paskaičiavus, tarkime, tų abiejų, tarkim, terminio degazavimo iki 80 laipsnių ir mūsų stotelės sąnaudas, tarkime, pasiekti tam rezultatą, reiškia sumažinti deguonies, tai gaunasi, kad mūsų degazavimo stotelė yra 33 kartus mažiau reikalaujanti energijos ir pasiekė dar 2 kartus geresnį rezultatą. Nes su terminiu, kaip minėjo Vygantas, jie pasiekė 3,5 mg litrą deguonies ištirpusio, o degazavimo stotelės papildymu, reiškia, pasiekėm 1,5 mg litrą deguonies. Tai reiškia, turime ne 33 kartus, o žymiai efektyvesnį našumą. Jeigu žiūrėti į įrangos investiciją šituo atveju, tai degazavimo stotelė, tarkim, kainuoja apie 4,000 plus PVM-as, tai terminė įranga, kur, pavyzdžiui, Biržuose, kiek žinau, kad buvo apie 3 kubų talpa apšiltinta, reiškia, buvo šilumokaitis, kuris kaitino vandenį, automatiškai reikalinga kita įranga, kaip siurblys ir kita armatūra. Tai aš manau, kad tikrai tai kainuos ne mažiau nei degazavimo stotelė. Tai va, ir kad toks pastebėjimas, o dėl to, kad, kaip minėjo Vygantas, kad tą pačią stotelę ne tik papildymai naudojant, o prijungiant prie ant pačios šildymo sistemos jūsų, tai mes matom ir kaip deklaravo Vygantas, kad galima tikrai pasiekti apie 3 ir daugiau procentų efektyvumą. Kodėl mes taip deklaruojam? Todėl, kad pagal Dresdeno universitetą, kurie jie darė įvairiom sistemom, tiek šildymo, tiek vėdinimo, tiek vėsinimo, gaudavo jie nemažesnį našumą po degazavimo kaip 6,5%. Reiškia, 6,5% efektyvumas buvo mažiausiai pasiektas. Todėl mes su Vygantu priėmėm tiesiog, jeigu ir šilumos tinkluose mes pasiektume kokios 3 ar 4 ar 5% efektyvumą, tai jūs galite paskaičiuoti, reiškia, pagal savo kūro, kiek jūs kūro išnaudojat, kiek jisai kainuoja, kokį jums tai duoda piniginę naudą papildomai, reiškia, jeigu jūs naudojate degazavimą, reiškia, iš sistemos. Tai va, ir ką dar norėjau atkreipti, kad refleks įranga, būtent apie kurią kalba Vygantas ir kurią pristatau aš Lietuvoj, jinai leidžia pasiekti
degazavimo lygį iki 2-3 mg litre, reiškia ištirpusių dujų. Tai yra tikrai pakankamai daug, nes, pavyzdžiui, kiti gamintojai irgi deklaruoja, kad jų įranga yra vakuuminio degazavimo, bet ten, pavyzdžiui, yra pasiekiama ne 2-3, o pasiekiama 3-4 kartus blogesni rezultatai arba mažesni. Nes ten paprastai būna degazuojama nuo 18, tarkim, miligram litre iki kokių 10. Nes to užtenka, kad išspręsti jau oro problemas sistemoje. Todėl apie efektyvumą mes kalbam apie savo stotelės. Reiškia, mūsų stotelė leidžia pasiekti, tarkim, taupimą ten nemažiau kokio 3-5 ar netgi daugiau procentų, ko galbūt mes nesam patikrinę, gal kažkada ateityje patikrinsim, bet patikrinę papildymo matom, kad vokiečiai ne ką mažiau deklaravo, reiškia, jie deklaruoja, kad 90%, bet tai yra ne po vienkartinė degazavimo. Tai va tokie pastebėjimai ir galbūt dabar norėtume paprašyti, gal kažkas turi klausimų ar pastebėjimų kažkokių, tai prašom užduoti ar man, ar Vygantai. Taip, tai prašom įsijungti mikrofonus. Labą dieną, galima klausti? Taip, galima. Aš norėjau paklausti čia ne dėl tų tokių didelių įrangos, o dėl tų smulkių, kuriuos stato ant, pavyzdžiui, karšto vandens stovų per renovaciją įrengia. Čia gaunasi tokia problema, kad paprastai renovatoriai įrengia tos paprastus norintojus, kurie turbūt tinkami visai kitur, o čia karštam vandeniui jie turi būti kažkokie specialūs. Ar jūs galėtumėte kažkokią tai nuorodą atsiųsti į tuos specialius, kurie ten neužsineša, nes mes turim užpylimo atveju? Tai ačiū už klausimą. Aš galvoju atsakysiu bendrai, nes aš atstovauju ne tik Reflex, kur gamina ir be abejo tuos, tarkim, norintojus tiek viršuje montuojamus ir tiek srautinius. Bet galiu pasakyti vieną, kad visi gamintojai, ypač vakariečiai, jie nesiūlo sprendimų karštam vandeniui. Už tai, kad karštam vandeniui yra specifika, ten yra kalkės, reiškia tokios patikimos įrangos, tai yra turint, kad neužsikimštų, kad neapipiltų realiai ne vienas vakarų gamintojas, kurie yra Lietuvoje, nesiūlo tokių sprendimų būtent karštam arba šaltam vandeniui. Tai va tokios liūdnos žinios, bent jau mano pusėje. Vygantai, Aš irgi galiu patvirtinti, kad ta įranga, apie kurią mes čia kalbėjome, čia yra skirta uždaroms šildymo arba vėsinimo sistemoms su vandeniu arba vandens glikolio mišiniu, bet jokių būdų neskirta būtent vandentiekio vandeniu. Dėl to dėja turiu jūs nuvilti. Bet galbūt problemos arba priežastys to slypi kažkur kitur, galbūt reikėtų, kad, pavyzdžiui, ant karšto vandens stovų būtų įrengiami termostatiniai vožtuvai, kad stovai vienodai būtų, sakykime, tai per juos vyktų vienoda cirkuliacija, kad nebūtų stovų, kuriuose labiau užsistovi vanduo, čia panašiai kaip ir šildymo sistemoje su hidrauliniu balansavimu. Tai galbūt taip galėtų būti spręsti, nes kiek man teko domėtis, bent jau kitose šalyse, nėra tokios būtent specialių oro šaldymo įtaisų skirtų karšto vandens sistemų. Aišku, ačiū už atsakymą. Prašau, kad dar turėtumėt klausimų. Drąsiau, turbūt tas narys tai individualiai susisieks.
Dėl kažkokių specifinių. Jeigu klausimų gal šiai minutei nekyla, gal, tarkime, įsisąmoninti reikia, ką išgirdot, tai galiu pasiūlyti taip, kad galite bet kada kreiptis į mano įmonę, konkrečiai mane, nes diagazavimo klausimais aš daugiausiai dirbu įmoniai, galėsim atsakyti visus įmanomus klausimus, pritraukti Vygantą, o jeigu, tarkim, ir nežinosim kažką, tai jeigu jūsų kažkokia tai specifika, tai be abejo galėsim ir patirti, ir vokiečių pasinaudoti. Tai va, tai drąsiai tikrai kreipkitės, visus kontaktus galite rasti mūsų puslapyje, galėsim papildomai siųsti kažkokią tai informaciją. Tai ką, ačiū tada už dėmesį, ačiū Vygantui, kad atėjo teoriškai ir ačiū visiems, kas klausė. Tai ačiū ir iki kito pirmadienio.